Dabar grįžtant apie kadencijos vertinimą. Turbūt lengviausia atsakyti lyginant su tuo, koks buvo lūkestis ir kokia buvo realybė. Tai aišku, kai 20 metais vyko Seimo rinkimai, tai mes visi buvom tokiam labai tirštam COVID ir tada buvo daugiau mažiau aišku, kad kas be laimės rinkimus ateis į labai labai prastą situaciją sveikatos apsaugoje, nes jokių ten apribojimų rudenį nebuvo. Iš dalies matyti, kad ir dėl politinių sumetimų, ten pašnipždėdavo galbūt pakampėse kolegos iš opozicijos, kad laimėjo Šimonytė rinkimus, tegu Šimonytė ir tvarkosi. Šimonytė rinkimus laimėjo, Šimonytė turėjo tvarkytis, nes tą dieną, kai vyriausybė pradėjo dirbti, tai ligoninės buvo pasiekusios tiesiog tokį, jau ten buvo, 98% turbūt galimybių išnaudojimas ir taip, tu prisieki Seime, parvažiuoji, žiūri į tuos skaičius ir dabar galvoji, ką dabar daryti, ar čia dabar verkti, ar bandyti kažką daryti. Reikėjo kažką bandyti daryti ir labai gerai gali palyginti su paskui tą, bet ta situacija vis tiek buvo aiški krizė ir vis tiek bent jau teoriškai buvo aiškus tos krizės atsakymas, nes pandemija, ne pirma pandemija pasaulyje, vakcinos, jau jos buvo atrastos, jau ten kažkurios turėjo po savaitės kitos atvažiuoti, tai tu supranti, kad čia yra laiko klausimas, kada tu tą situaciją vis tiek suvaldysi. Tavo tik tai uždavinys yra, kaip įmanoma labiau apsaugoti sveikatos sistemą ir kaip įmanoma apsaugoti žmonės, kurie turi didesnę riziką mirti, kol tu kažkaip galėsi jais pasirūpinti. Tai ten pavyko, kaip pavyko, iš dalies ir dėl alternatyvių, taip sakant, požiūrių į mokslą ir į biologiją ir į kitus dalykus pavyko visaip ir piktuoju ir kartais geruoju, bet apskritai paėmus buvo aišku, kad čia vis tiek ta situacija yra išsprendžiama. Taip, paskui prasidėjo iš karto ten ar praktiškai beveik ir tuo pačiu metu 21 metais migracijos krizė, iš pradžių lėktuvą Lukašenka nusisodino, paskui turėjome nelegalią migraciją. Turiu pasakyti, irgi buvo toks nemažas išbandymas, todėl kad tarsi nelegali migracija Europos Sąjungoje nieko naujo, pietų Europos valstybės su tuo susiduria nuolat ir gana dideliais mastais. Mes niekada tos tokios didelės problemos neturėjome ir tokie, buvom gana atviri vis tiek čia tų žmonių, kurie atvažiuodavo čia dirbti, sakykime, tuo metu ir iš tos pačios Ukrainos, ar ten Baltarusijos, ar net ir Rusijos, buvo netaip mažai. Ir kai tu staiga pamatai vieną dieną, kad toksai tas rautas jau kažkoks darosi labai labai keistas, ir tu supranti, kad čia žmogus anoj pusėje tiesiog sugalvojo tokiu būdu tave spausti, reiškia, dėl sankcijų ir dėl kitų dalykų. Yra tokių, truputėlį tokių, kaip pasakyti, įtampos, todėl kad 2019 metais berods buvo kaip pasibandyti, kad tu gali veikti konkrečioje situacijoje. Yra toks žanras kaip stalo pratybos. Ir tose stalo pratybose, reiškia, buvo toks pasibandymas, maždaug pasibandykime, ar mes čia galim atlaikyti antplūdį, ar negalim nelegalios migracijos. Buvo tos pratybos, buvo nuspręsta, kad galim atlaikyti antplūdį 35 ar 40 tūkstančių. Maždaug, galim atlaikyti viską, visi žino, ką daryti, 35 tūkstančiai susitvarkysim. Kitą laišką. Ir išėjo institucijos ten, žodžiu, kažkokių kitų darbų dirbti. Ir taip atsitiko, kad mes realiai beveik kolapsavom su 10 kartų mažesniu skaičiumi. Beveik kolapsavom. Tai ir tą aš tiesiai galiu pasakyti. Ir aišku, čia, tada tu esi tarp tokių krūvos pušų, čia yra tarptautinė teisė ir konvencijos, čia yra tavo siena, čia yra faktas, kad žmonės greičiausiai nelabai nori Lietuvoje pasilikti, jie nori keliauti kažkur į vakarų valstybės ir toks ciniškas požiūris į tą situaciją galėtų būti, tai aš maždaug jų nematau, jie pro mus ten kažkur praeina, atsiranda ten, kur jie nori būti ir čia ne mūsų problema. Bet tai ne taip, kaip turėtų funkcionuoti valstybė, kuri yra atsakinga už išorės sienos apsaugą. Ir, žodžiu, tų niuansų buvo visokių, bet mano nuomonė susitvarkėm. Bet faktas tas, kad kai ruošiam programą, tikrai ne tam ruošiamės. Ne tam ruošiamės, kad reikės krašto apsaugos finansavimą padidinti iki 3,2%, nors visą laiką tai buvo mums kaip bendruomeniai labai svarbus dalykas. Ruošiamės daugiau galbūt
tai darbotvarkiai, kur yra susijusi su švietimo sritim, su sveikatos apsauga, su socialinė. Ir aišku, tuos dalykus reikėjo spręsti, bet visai kitam kontekste. Nes kai prasidėjo invazija, aišku, Ukraina, tai reiškia, tu turi ir politiškai, ir visai kaip mobilizuoti visą paramą, kurią gali duoti, ypatingai išorėje, bet taip pat ir viduje jau fiziškai. Bet mes juk turėjome labai stiprias pasiekmes, kurios atėjo per ekonominį kanalą, todėl kad paskui invaziją atėjo šokas žaliavų rinkose visur ir tai turėjo didžiulės pasiekmes mums, sakykime, ir energetikos kainų lygiui ten ir maisto taip pat. Ir čia tu turi taip pat ir socialinės pasiekmes mitiguoti, ir tikrai tu tų dalykų neplanavai kaip savo plano vyriausybės darbo. Tai vis tiek viską susumavus, man taip gal tokia labiausiai gal net pavykusi buvo šių metų pavasarinė sesija, kai mes turėjom diskusiją dėl papildomo finansavimo gynybai. Kur žmonės sakė, kad čia paskutiniai sesijai nieks čia su tam nesitars, jūs čia procesą tik imituojat, jūs iš tikrųjų nieko nenorit susitarti, jūs norit, kad visi galvotų, kad jūs čia labai rūpinatės, o jums iš tikrųjų nerūpinės, kas jums čia rinkiminiais metais tarsis dėl to, iš kur gauti papildomai pinigų, kas reiškia iš esmės mokesčių, tam, kad galėtumėm finansuoti gynybą, nes per tą laiką vokiečiai įsipareigojo steigti brigadą, per tą laiką atsirado daug dalykų, kuriem tų papildomų lėšų reikia. Ir aš kažkaip galvojau, watch me, vis vieną aš kažkaip šitą dalyką išspręsiu. Ir man pavyko išspręsti netobulas tas variantas, kuris buvo priimtas, bet, sakyčiau, jis yra optimalus esamom sąlygom, kas yra ir politinio ciklo požiūrių, ir, sakykime, palaikymo požiūrių, ir kas jau reiškia, kad jau dabar Krašto apsaugos ministerija gali ramiai pasirašinėti kontraktus dėl ginkluotės, kadangi bus už ką mokėti jau ir ateinančiais ir dar ateinančiais metais. Ir taip aš jau kažkur po to, kai jau priėmė tą gynybos fondo įstatymą, aš kažkaip pagalvojau, tai kad aš kažkaip beveik viską jau ir padariau. Tai šiaip apskritai paėmus, aš jaučiuosi gana gerai. Yra dalykų, kuriem gal pritrūko šiek tiek laiko, yra dalykų, kur tas įgyvendinimas pasirodė sunkesnis negu kad, ta prasme, optimizmo dėl įgyvendinimo gal buvo daugiau negu kad jo galėjom turėti. Ir čia dėja, bet švietimo sritis yra tas sritis, kur šiaip pokyčiai geri reikalingi, bet institucinės struktūros, kurios turi tai užtikrinti, mums deliverino, taip sakant, bardaką po bardako ir po bardako dar vieną bardaką ir net dienų gale nesugebėjo užtikrinti, kad egzaminų rezultatai bus suvesti korektiškai. Tai aš nenoriu jų kaltinti, tiesiog taip buvo. Tai čia tu pervertini galimybės įgyvendinti, nes tavo institucijos yra tokiam iššūkiui greičiausiai per silpnos ir mes to nematėm. Ir tada turbūt, kad reikėjo kai kurios dalykus gal kitaip laikė dėlioti, nors visi tie pokyčiai, kurie buvo padaryti, mano supratimu, jie buvo reikalingi ir svarbus. Bet galbūt truputį tas įgyvendinimas, kaip ir manau, kad visame kame jis šlubavo. Tai to buvo. Man atrodo, dabar politikoje apskritai sunkiausias dalykas yra nulaikyti tokį kursą į saiką. Todėl, kad vis tiek objektyviai mes gyvename aplinkoje, kurioje labai lengva yra polarizuoti nuomonės dviejuose kraštuose. Reiškia, tu turi ir vieną nuomonę, ir 180 laipsnių jai priešingą tuo pačiu metu, ir vieni ir kiti žmonės gali nesunkiai mobilizuoti sekėjus, ką anksčiau, kol nebuvo socialinių tinklų, padaryti buvo gana sunku. Todėl, kad kaip tu žinosi, kas dar galvoja panašiai kaip tu tuos žmonės susirandi, tai dalis žmonių, kurie yra aktyvesnė, ji natūraliai savo bendraminčius lengviau susiranda, ta dalis, kur yra tokia labiau piktesnė, negatyvesnė, ji vis tiek labiau renkasi tokį pasyvų būdą, bet socialiniai tinklai duoda galimybę tą pasyvų būdą taip pat realizuoti. Ir tada, kai tu esi kažkokioj vykdomoji valdžioj, tu vis tiek turi suprasti, kad kaip ten bebūtų, už tave balsavo kažkokia dalis visuomenės už tave nebalsavo ir niekada gyvenime nebalsuos. Bet tu vis tiek esi ir jų vyriausybė ir turi kažkaip ieškoti sprendimų, kurie vis tiek atlieptų maksimaliai tą sveiką protą, kas yra kažkur per vidurį. Ir prisimti riziką, kad tu netiksi nei vieniem, nei kitiem. Ir mes, tiesą sakant,
sakant, per visas šitas krizės labai nekartą tuo esame ir įsitikinę, kai buvo COVID-as, ne? Ten pačioj pradžioje atsimenu, kai dar buvo reikalavimai kaukės visur nešioti ir lauke, kas dabar gal atrodo truputį keista, bet ką mes tuomet apie tai žinojom. Ir iš vienos pusės kažkas sako, vaikai važinėja nuo kalniuko vasario mėnesį reiškia, be kaukių ten su rogutėm, žinai. Tai kvieskit policiją. Ir tu tada galvoji, tai čia jau tie tokie, kur labai už sveikatą, už kitų žmonių rūpestį. O kiti žmonės sako, jau nesąmonė. Jau čia yra nesąmonė, kur norėsim ten ir mirsim, ką norėsim tą ir darysim ir kur norėsim ten ir vaikščiosim. Ir tu visame šitame turi surasti kažkokį balansą. Arba tas pats su migracija. Dalis žmonių, labai gerų žmonių, labai didelė širdie žmonių sako, kas kur nori, tas ten turi teisę gyventi. Vat jeigu jam negerai gyventi ten, kur jisai gyvena, tai jis gali ateiti ir pasakyti, aš čia dabar gyvensiu. Bet kiti žmonės sako, tai pasiimkit šautuvus, atsistokit prie pasienio ir šaudykit to žmonės, ko čia pas mus vaikšto. Ir tu visam šitam, tokiam debate, tu turi kažkaip tai sukalibruoti liniją, kuri yra politikos linija ir tu turi prisimti riziką, kad tave kritikuos ir vieni ir kiti, nes vieni sakys, kad tu esi nepakankamai radikalus, kiti sakys, kad tu nepakankamai radikalus į kitą pusę. Tai man atrodo, čia yra toks didžiausias iššūkis ir tiesiog reikia suprasti, kad tu tokiom sąlygom dirbi ir jeigu tu tik bandysi kažkaip slinktis į vieną pusę, tai greičiausiai tavo sprendimai nebus patys geriausi ir tu vis tiek nepataikysi. Tai apskritai paėmus, buvo sunki kadencija, sunkesnė man buvo šitą kadenciją gerokai negu tada, kai aš dirbau finansų ministre, nes tada buvo tik pinigai. Buvo sudėtinga, žmonėms pasakyti, kad dabar jūs turėsit mažiau pinigų, negu turėjot vakar, nėra malonus dalykas, žmonės tokius dalykus labai gerai atsimena ir atsimena paprastai visą gyvenimą, ką sako psichologai, bet kaip ten bebūtų, ten buvo tik apie pinigus. Dabar buvo labai daug dalykų ir tebėra labai daug dalykų, kur yra apie tikrą žmonių gyvybės. Ir ta pati Ukraina, kuri vis tiek mes čia galim galvoti, kad gerai, ir mums tikrai gerai sekasi, mes niekada taip gerai negyvenom, mūsų niekas tiesiogiai nepuola, neliečia, neužpuola ir mes stiprinamės visais būdais, bet aš, pavyzdžiui, niekada negaliu negalvoti apie tai, kaip gyvena žmonės tie, kuriuos aš pažįstu, kurie yra man labai artimi žmonės. Ir kai aš pagalvoju, kad aš atvažiuosiu, aš pabūsiu, aš viską išklausysiu, aš rasiu jiem dar paramos, aš rasiu dar kažkokios pagalbos, aš žinau, kad mūsų žmonės labai remia Ukrainą, bet aš atsisėsiu į traukinį ir aš išvažiuosiu. Ir mes gyvensim taip, kaip dabar gyvename, mes diskutuosime, sėdėsime, saugiai jausimės, mes kalbėsim apie kažkokius perspektyvos dalykus, o ten žmonės liks su tuo, ką jie dabar turi. Ir mane tas slegia. Aš nuoširdžiai pasakysiu, mane tas slegia. Ir su tuo tvarkytis yra sudėtinga, ypatingai, kai neturi jokio tokio sprendimo, kur galėtum pats paimti ir kažką padaryti. Bet vis tiek turim daryti. Ir darom.